Labas rytas, atvažiavau į Halongą. Čia yra garsioji Halongo įlanka. Tai šiandien planas bus kruizas po visą Halongo įlanką. Tai dabar turiu čia jau eiti pasiimti bilieto, bet jau kai būsiu ant laivo, pakalbėsim daugiau. Tai iš Hanojaus iki Halongo važiavom apie 3 valandas. Ir už visą turą sumokėjau $55. Tai sakyčiau, visai neblogai, nes įeina ir pietus, žodžiu, viskas įskaičiuota, transportas, pietus. Tai va, ir visas kruizas bus šiandien visą dieną ir 9:30 grįžtu atgal į hostelį. Tai beplaukiant šito kruizu turėsim iš viso 3 sustojimus. Tai kokie tie sustojimai, tai pamatysit. Žiūrėkit video ir pamatysit. Tai lipom jau laivą, dabar papietausim ir tada parodysiu jums daugiau apie laivą. Gerai, labai greita laivo apžiūra. Pro čia įlipom. Iš karto įeini tiesiai pro duris, restoraną, kur ką tik pietavom. Tada lipom į 2 aukštą. Ir čia čilinimo spotas. Tai visai neblogai. Aišku, yra ir geresnių opcijų, bet kai taupau pinigus, tai labai gerai. Tai dabar mes plaukiam iki pirmos lokacijos, kur bus 2 pasirinkimai. Arba degintis ir maudytis, arba eiti tokį haiką. Tai aš pamėginsiu padaryti abu ir užlipti haiką ir spėti dar pasimaudyti. Tai žiūrėsim, kaip spėsiu, bet kol kas vaizdai tai nerealūs. Aišku, dar nieko daug nepamatėm, dar tik pradėjom plaukti, bet paskui turėtų būti labai gražu. Nu tai ką, išsilaipinom pirmoji saloj, parodysiu toje, kaip tas paplūdimys atrodo. Deja, nesimaudysiu, nes kuprinę palikau valtį, o valtis išplaukė ir atplauks vėliau. Tai teks tik tai pasitenkinti haiku. Užlipus viršų turėtų būti aikštelė, kur matysis visa įlanka. Ir visos salos. Užlipau gal per kokį 10 minučių, bet man atrodo gyvenime taip nesu prakaitavęs, kaip dabar prakaituoju. 33 ir saulė, ir dar drėgmė, tai čia kepykla. Bet dėl vaizdų tikrai vertėjo. Tai atėjau čia tokią kavinukę. Pasėmiau kokos atsigert, sėdžiu prie vandens, dar turim 15 minučių ir tada jau plauksim į kitą vietą. Kita lokacija, sakė, bus kažkoks urvas su kajakais, su bambų laivukais. Tai tikriausiai sekantis kadras ir bus iš ten jau tos vietos. Šita Halongo įlanka yra įtraukta UNESCO, joje yra tūkstančiai visokių salų, urvų, uolų. Ir vienas iš mitų yra tai, kad visos šitos uolos susidarė drakono pagalba. Tai pats pasiplaukimas valteliu užtruko čia gal kokį 15 minučių nuplaukė ir perplauko tai atgal. Tai nežinau. Čia esmė yra pamatyti visas tas salas. Aišku, yra dar tų kruizų kelios opcijos. Tai pirma opcija, kurią aš pasirinkau, tai 1 diena, tai va visos dienos turas. Tada yra 2 dienos 1 naktis, tada yra 3 dienos 2 naktis ir čia jau pabaiga. Bet ten labai skiriasi tada kainos ir neturiu aš tiek laiko, kad ten plaukia čia su to laivu. Tai va, tai pasirinkau pigiausią ir greičiausią opciją.
Tai jeigu gerai supratau, atvažiavom į kažkokį urvą, kuris susidaro iš 3 sekcijų. Viena mažesnė, vidutinė ir pati didžiausia pačiam gale. Tai valypsim ten į viršų ir žmonių belenkiek, aš nežinau, čia prastovėsim eilėj kokį pusvalandį. Nors viskam turim praeit valandą laiko. Kokią valandą prastovėm eilėj, kol užlipom viršų. Tai dabar atėjom tik prie pirmo to urvo, tai dar 2 laukia mūsų. Jau išeidinėjom iš urvų, tikrai buvo įspūdingas. Pirmi 2 tai buvo tokie mažiukai, nieko gero, bet paskutinis gigantiškas, sakė, jisai 9000 kvadratinių metrų didumo, tikrai įspūdinga. Buvo verta laukti eilėj tikrai. Net ir pats gidas ką tik parekomendavo visiems sugrįžti dar kartelį, pasimti dar vieną kruizą su nakvynė, kad ryte galėtum atsikelt, pasitikti saulę ir taip pat vakare palydėti saulę. Tai iš tikrųjų tikrai gražu. Ir dabar leidžiasi saulė, tikrai labai gražu. Tai labas rytas, sveikinuosi iš Hanojaus centrinės traukinių stoties. Šiandien su vienu žmogum važiuosiu iš Hanojaus į Minh Binh traukiniu, kas užtruks apie 2–2,5 valandos kelionę. Tai pasiėmėm tą sleeper train ir lovos bus per 3 aukštus, tai nežinau ar gerai padariau ar ne, bet pasiėmiau pačią viršutinę. Aišku, nei ten miegosi, nei ką, bet išsitiest gerai yra visada. Tai va, tai parodysiu, kaip būsiu tada traukiny. Nebuvo pats geriausias sprendimas ant viršutinės. Gerai, kad tik 2 valandas važiuoti. Tai ką, jau baigiam atvažiuoti, mums liko važiuoti apie 20 minučių. Tai mes esam čia viršui, o mums reikia važiuoti vaikičio. Tai kažkur apie 20 minučių. Tai nežinau, jeigu ilgiau reiktų važiuoti, tai čia jau būtų savižudybė, bet iš kitos pusės pagalvojus, pirmoj lovoj nėra bagažo skyriaus. Tai nėra kur kojų išties pirmą aukštę, tai gal ir gerai tas 3 aukštas, tik tiek, kad lubos labai žemai. Bet kažkaip 2 valandas atkentėjau. Tai va, tai atvarysiu, tada iš karto einam įsičekininti hostelį ir tada jau kažką veiksim. Tai pirmas dalykas, ką pastebėjau atvažiavus, tai kad yra 10 kartų ramiau negu Hanojui. Hanojui pastoviai pip. Čia visiškai ramu. Atvažiavom į tokį haiką užlipt ir dar šalia čia yra toks urvas užeisim. Tai užėjimas mokėjom 100 000, kas yra 3,30 €, kažkas tokio. Pridėsiu žodžiu. Nu ką, dabar mūsų laukia 600 laiptų iki viršaus. Užlipom į vieną viršūnę, dabar lipam į kitą. Reikia nusileist žemyn ir tada užlipti va tavo sekančią, jinai aukštesnė yra. Tai kažkaip.
Viršūnė pasiekta. Tenai tikrai nežadu eit, nes milijonų žmonių. Ir čia stovėt laukti 15 minučių. Ne mano stilius. Naup. Tai užlipau tiek, kiek galėjau. Čia nieko nepakeis. Vaizdas vis tiek nepasikeis, jis išliks toks pat. Vertėjo viso prakaito, nes vaizdai tikrai gražus. Vos ką tik nenusiverčiau čia nuo to kalno, bet nieko. Tai žodžiu, atsisveikinu su jumis šiandieną. Buvom dar po to kalno nuvažiavę su taivaniete pavalgyti, pasišnekėjom, grįžom į viešbutį, į hostelį. Dabar aš sėdžiu prie montavimo, montuoju video ir manau šiandien užteks. Susitiksim kitą kartą. Čiau.